Sąvartynuose tūnančios atliekos žala tiek gamtai, tiek ir šalies ekonomikai. Ką mesti tai, ką dar galima panaudoti? Ir ne kartą. Lietuvoje jau dabar pradedama diegti sistema, leidžianti privačių namų savininkams rūšiuoti tiesiog savo kiemuose. Ir nors viskas dar tik prasideda, kai kur jau galime stebėti pavyzdžius, kaip tai veikia. Vilniaus Santariškių mikrorajone daugelis gyventojų jau sunkiai beprisimena laikus, kai visas atliekas versdavo į vieną konteinerį. Tų pakuočių tikrai yra dabar labai daug. Perki kartais mažą daiktelį, bet jisai būna taip supakuotas, kad turi, žodžiu, šiukšlių žymiai daugiau negu kad gaunasi, kad naudingo dalyko. Tai ir pravešė, tuo labiau, kad šitas rūšiavimas mums yra kaip ir neapmokestinamas, šiukšlės išvežamos yra nemokamai, tai yra ir patogu ir, sakyčiau, netgi naudinga šiek tiek. Robertas prisipažįsta, kad kol rūšiavimui skirti konteineriai būdavo už kelių šimtų metrų ar kilometro, rūšiuoti nebuvo taip patogu. Na, o kai jie tapo tiesioginė to žodžio prasme ranka pasiekiami, nerūšiuoti būtų didelė gėda. Man asmeniškai pačiam malonu žinot, kad, reiškia, aš kažkiek tai prisidedu, kad būtų šiek tiek švariau. Tai žengti reikia pirmą žingsnį, po to viskas savaime gaunasi, tas rūšiavimas ir visai pastangų praktiškai ypatingų nereikia šitam dalykui. Ką ir kur mesti būna aišku ne iš karto. Tačiau tai tikrai nėra ir aukštoji matematika, tad išmokti gali kiekvienas. Be to, tai labai greitai tampa tiesiog įpročiu. Atliekos namuose sudedamos į atskiras šiukšliadėžes. Kai pradedi iš pradžių gal tenai kažkokių tai klausimų iškyla, bet ir per televiziją kartais laikas nuo laiko pasirodo kažkokia tai informacija, kaip reikia rūšiuoti, ką galima mesti, tarkim, kad plastikas vis tiek švarus turėtų būti tenai. Pasak keliauti mėgstančio Roberto, siekis rūšiuoti ir saugoti gamtą dar labiau sustiprėjo užsienyje pavaikščiojus po mažiau turistų lankomas vietas, kur šiukšlės kalnais guli tiesiog gatvėje. Taigi, kai konteineriai stovi tavo kieme, rūšiuoti daugiau nei paprasta. Beje, Robertas sufleruoja labai praktišką, nors kiek ir netikėtą patarimą, kad konteinerių neišvartytų vėjas, juos verta pastumti į užuovėją.